Čia tarp trečios serijos yra fitilis, trumpa pertraukėlė, tai yra San Hilaro fiestos šventės pabaiga. Ir senbuviai paskutinieji, kurie išvažiuoja iš šitos teritorijos. Neaišku, ar dar išvažiuoja. Ten kažkur tai kalba, kemperį. Kas čia tai Pavaryka, kuri neišeina iš šito busiuko, gamina ir gamina. Hebra, turėkite omeny. Administratorė mūsų. Vadinasi, administratorė. Pavaryka rusiškai. Nemato nieko. Jei nereikia, nes jinai bijo visko. Administratorė. Taip, jinai vadinasi administratorė. Ryšį su visuomenė. Ryšį su bulvėm, su makaronais, su visuomenė. Ryšį su sausuoju elegijos pajoku. Nesausuoju. Ai, dabar daro šlapę į pajoką. Mes sudrėkinam ir jau faktiškai tinka vartojimui. Brinkstam kaip ant mėlių. Ačiū Jums, Elegijau. Ačiū Jums, Elegijau, ačiū klubui, ačiū mamai, ačiū tėtei. Dabar pažiūrėsim, kas čia darasi toliau. Taigi, alyva lyg tai. Tačiau čia mums nėra labai aktualu, mes patys tepamės, kuo norime. Galim pareklamuoti alyvą, jeigu Richardas sumokės. Pareklamuoti, paskui paprašysim, kad sumokėtų. Na, alyva, kaip nazivajasi? Crown Oil. Crown Oil. Kalnuose laisvai skraidama su ją. Ką tik matėte, inžinierius nuskrido, nes skambino Dagrio sekretorka, sakė, kad skolingi esam 1000 litų. Aš manau, už tą reklamą viską yra pirks Richardui Žydovainiai. Ačiū Richardai tau už sponsoriavimą. Einame toliau. Ką mes matome mūsų objektyve? Juostas, čia yra Roberto takelis, kurio galima siurbiam. O, geras. Dabar einam prie startavietės. Startavietėje sėdi štai mūsų didžiausias direktorius Bulvės Kutys. Oi, blemba, jisai tais dalykais nusiminėja, aišku. Kažkas apilba bulvių, turbūt ateiviai, ufonautai. Ir štai jums parodomasis takelio gamybos metodas. Žiūrėkite, žodžiau, kaip tai atrodo, tiesiog kaip kavos būrimas iš kavos tirščių. Šitie takeliai yra skiriami inžinieriai, kuris įskrido. Vienas takelis tai yra jo išėjimas į oro erdvės, o kitas yra takelis skirtas sugrįžimui. Tai mes ir pakelsim iš tai. Šis kvėpavimas, šitas įkvėpimas yra inžinieriaus garbė. Va jis įskrido ir va jis, kad sėkmingai sugrįžtų. Todėl mes nuo šiol GPS nesinaudojame. Šitie takeliai puikiai nubrėžia kelią namo. Ačiū. Jeigu dar kartą pabandytume tiesiog grįžti prie takelio baltojo, kurį mes taip pat irgi nebrokijam, įtrauksime šito vamzdelį, duokite. Jaučiate, koks kilimas yra, jaučiate, kaip suka termikas. Wow! Štai laužavietėje vakar buvo iškeptas delikatesas. Tai yra Prancūzijos senbuvis. Jis net savanoriškai pasisiūlė. Čia jo plėvė pilvo. Jį truputį buvo augliuko ant jos ir mes paskaitėm, kad tai yra netinkamas naudojimui maistas. Va, kas dar iš jo liko? Čia liko tas siūlelis, su kuriuo ištraukė panaudotą tampaksą. Arba siūlelis įjungiantis ausis. Čia greičiausiai buvo moteris, Taip. Matosi, kad prancūzas turėjo lūžių. Va yra vinukai, kur buvo jam prikabintas. Titaniniai, ne? Jo, titaniniai. Labai gerai. A, kodėl atlaikė? Gražiai smirokiški. Čia yra Gospriomko ženklas, matosi. Todėl ir laikė. Viskas. Čia buvo sujungtas su šito buvo raktikaulis, o čia dubens kaulas. Todėl ta vieta kažkaip jau davė oksidaciją ir nebuvo labai skanu. Gerbiamas prelegente, turbūt visi šitie metalo dalykai metaliniai bus priduoti garbingai į Rokiškio, sėkmingai, garbingai į Rokiškio. Čia kaip įrodymas, kad metalas yra amžinas biznis. Taip. Spėk supirkinėti. Vilmantai, mes grįžtam su tai netuščiomis rankomis. Jo. Mes faktiškai dėl to ir net ir susiginčijom. Bus nauda, kad mes suvalgysim Vilmantui šitą prancūzą, ar nebus? Yra nauda. Yra nauda. Nauda taip. Nauda iš vakaro, nauda po pietų, nauda sugrįžus. Taigi, inžinierius kažkol tai negrįžta. Tuo pačiu mes vėl aplankysim
kitą vietą mūsų turistiniai kelioniai labai sėkmingai naudojama. Tai yra prancūziškas asilo šūdas. Va, paimi, atverti. Jis gali būti naudojamas taip pat kaip ir prieskonis, nes šito aikštelį yra pilna. Galima jį pakepti kaip bulvę, galima išvirti kaip košę. Galima sudžiovinti, sumalti kaip takelį panaudoti. Vat būtent šitas takelis, kurį jūs dabar matote. Atvedė mūsų eltas. Taip. Mes pagal kvapą ėjom tiesiog. Pagal kvapą, pagal skonį, pagal viską ėjom. Va, prancūzų atstovas pyzdėja kolelius, prašau. Išfokusuokit jį. Mūsų kolelius. Susigėdo bahūras. Bėga į krūmus. Nieko. Jis išfiksuotas yra. Prancūzų policija labai gerai veikia. Jį suras. Kitas aukščio irgi. O ką jis ten viršui daro? Irgi pyzdina. Bjaurybė. Arba mes ko gero perduosim šitą medžiagą pyzdėjimo į serialui Komisaras Ereksas. Čia yra bus naujas scenarius 3 serijom. Ir kažkur tai buvo tas Ereksas, pas mačiau lakstį, va čia netoli, bet blemba turbūt, man atrodo, kad mes irgi suėdėm vakar. Aha. Taip. Ką mes galime parodyti toliau? Vilmantai. Vilmantai, ar girdi? Ar jums reikia titano? Jo mėtosi čia daug. Yra kaip iškas naudojama Prancūzijoje tiesiog. 1, 2 dalis. 3. Aliuminijaus turim. Liuminijus tai yra. O, prašau. Liuminijus. Yra kaip iškas naudojama Prancūzijoje, būtų tokiais gabalais, tokiais išmatavimais gražiai, kad tiktų sudėti į kemperį. Jų čia pilna šiukšlinį, kažkaip Prancūzai jais nesinaudoja. Ir jeigu paramotoristas paprasčiausiai pradeda nusišnekėti, iš lengvo apglūšį ir jis tada sėkmingai sustartuoja.